disciplininius varžovus, kuriems esam 2 kartus pralošę finale. Tai tas, kaip sakyt, malonumas dvigubas. Plius, kad žaidėm dar kitam čempionate, jie gal truputį stipresnės sudėtim irgi nugalėjom jo šiemet 2 kartus. Taip pat jaučiamės tikri šių metų čempionai. Pralaimėjom, nu antrą vietą irgi gera vieta, varžovas iš tikrųjų stiprus. Žaidėm garbingai, truputėlį mūsų nepaslaptis svarbiausias žaidėjas Andrius traumą gavo, dar net pirmam kėliny. Bet iki antro žaidė, po to jau jisai gintis nebegalėjo. Bet surizikavom, pats išėjau į aikštę irgi, dar kažkiek rizikavom be gynybos, bet čia nepasiteisinimas, aišku, reikia visiems žaisti. Pagarba varžovui, kad jie laimėjo, nors turėjom šansų iki paskutinės sekundės, kurios ir neišnaudojom. Iš tikrųjų žaidė 2 lygiavertės komandos, kaip visada komandiniam žaidime ne visi. Vieni geriau sužaidžia tą dieną, kiti prašiau, plus tai yra finalas, tai sunku pasakyti. Plus, kad nieks nesako, bet pas kažką tai būna kažkokių tai fizinių problemų, sakykime, traumų ar dar kažką ir tai sunku pareikšti, bet džiaugiuosi, kad parodėm, kai reikėjo komandinį žaidimą, apsigynėm ir ištraukėm tas žaidimas. 2 kartus laimėjusiem paeiliui tą čempionatą, tai aišku, kad yra nusivylimas. Iš kur jau negali būti nusivylimų pralošti rungtynes. Visą laiką yra nusivylimas, bet laikas gydo viską ir staigiai užsimiršim, manau, kad ir... Ir pasimatysim kitam sezone, tikiuosi. Nu, tikiuosi, kad jeigu tik tai noro bus pas žmonės, tai pasimatysim, aišku.